Būkite pasveikinti šį šeštadienio vakarą prisijungę prie tiesioginės BetSafe LKL pirmenybių transliacijos iš Utenos daugiafunkcijos sporto centro. Po kiek daugiau negu po 24 tritaškus išmes per rungtynes, kas yra 9-20 rezultatas mūsų lygoje. Čia Džordžio Gagičius. Tuo pačiu žemos žaidimo tempus, kuo ilgesnės atakos ir tiesiog mažiau taip pat sukūrėma galimybių varžovų. Mažiau tikrai nereikėtų daryti. Gagičius prieš Šarūną Beniušį. Beniušis turi vieną asmeninę pražangą ir Gagičius čia. Štavičius prieš Lukošiūną labai lengvai į dešinę pusę, 2 taškai iš pagavimo. Kovliaras prieš Ramanauską labai staigiai keičia judėjimo kryptį ir galiausiai klysta Kovliaras. Grynas išvengia kontaktų su varžovu ir grįžta į aikštę. Čia jis suranda Ernestą Sederevičių ir pirmasis taiklus Utenos. Ir čia Toro sugeba. Atrodo, kad ir kiek laukia to Švilpuko, tiek Lipkevičius, tiek Maldūnas. Čia Grynas, vienas laukia kariukas. Beliauskas. Baudos aikštelės prieigose ir čia Laurino Beliausko. Gagičius nugarai krepšį ima žaisti nuo tritaškio linijos aikštės kampe ir galiausiai užbaigia ataką taškai. Ir čia vėl matom Gagičiaus agresyvus stepautas. Dabar jau žaidžia dar vieną užtvarą, Gagičius vėluoja ir Beliauskas iš karto to naudojasi. Ir mini klaidelė, ką matėm 2 taškai. Čia Gagičius išmuša kamuolį be pražangos iš Beniušio rankų. Kovliaras visiškai laisvas ir tą laisvę. Bet jie gali po labai ilgos pertraukos persverti rezultatą savo naudai. Beniušis Keselotui ir Utena priekyje. Sėdėjant atsargim žaidėjų solelio, po to keitimo nesėdėjo, bet čia Maldūnas stepautas ir wow, pervintas kamuolys ir wow, Dominiko Grino blokas. Matysim, kur pakryps jo keliai šią vasarą. Grynas, kokių įspūdingų. Reikia pagarbą rodyti žaidėjams. Čia labiau pagarbą galėjau parodyti. Rusevičius parodo uteniškiam prie abi komandas. Ir dar skinė taikliai meta Beliauskas, bet pats ima kamuolį ir prameta dar sykį. Grynas, 2 taškai su pražanga. Kovliarų Lipkevičius bėgant tritaško linijos veržiasi. Palei grindinę randa Varną. Varnas dar kartą iš toli ir šį kartą pelno 3 taškus. Pagalė. Ir jau tik 5 taškai vėl teskiria komandas. Beliauskas po driblingo iš vidutinio nuotolio. Taiklus jo metimas. Išnaujo Džordžio Gagičiaus komandos draugai. Šis prieš Arnaldo Toro. Toro su 4. Reakcija tiesiog kelia rankas į viršų, pasakydamas, kad geras tiesiog puolimas. O čia Beliauskas 2 taškai su pražanga. Čia turėtų prasižengti, bet nespėja, to nedaro. Prameta Kovliaras, bet Rupštavičius. Klaido dabar. Žiūrim, ką sugalvoja Nedačianas. Kovliaras prieš Toro, gražiai susikuria dvietas, prameta. Ten Lipkevičius koja kamuolį, Rupštavičius 2 taškai iš po krepšio. Tu turbūt juokauji. +1 Lietkabelis, Beliauskas iš kitos aikštės pusės. Meta netaikliai ir Utena pralaimi laimėtas rungtynes. O Panevėžys ir vėl įrodo, kad gali keistis žaidėjai, gali keistis komandos filosofija.